Google AdWords skelbimų rodymai skyrėte tam tikrą biudžetą ir jis buvo viršytas? Kodėl taip įvyko? Taip, tai vienas dažniausiai Google AdWords komandai užduodamų klausimų. Įsivaizduokime, kad kompanijai skyrėte 10 litų ir pastebėjote, kad vieną dieną buvo išleista 12. Kodėl taip įvyko? Google sistema jūsų skelbimus stengsis rodyti tada, kai egzistuos didžiausia tikimybė gauti potencialų paspaudimą. Tad galbūt vieną dieną to potencialo bus šiek tiek daugiau negu kitą dieną. Dėl to sistema vidutiniškai vis tiek stengsis paisyti jūsų skiriamo biudžeto, tačiau gali vykti taip, kad vieną dieną bus skiriama, tarkim, 12 litų, kitą dieną galbūt 8. Finale, mėnesio pabaigoje, niekada šis biudžetas vidutinis nebus viršytas, tačiau sistema vis tiek stengsis, kad tas vidutinis biudžetas būtų apie 10 litų. Jeigu visgi pastebėtumėt, kad ta suma buvo viršyta, kartu pastebėsite ir tai, kad jums bus grąžinamas kreditas. Į mokėjimų skiltį galėsite matyti būtent kiek už tai gavote atgal pinigų. Tad finale vis tiek jūsų dienos biudžetas niekada nebus viršytas. Tikiuosi, tai atsako į jūsų klausimą. Sėkmės reklamuojant!